Sveiki atvykę į Stokholmą, čia vyksta pasaulinė elektromobilio ES90 premjera, bet aš jums noriu prieš tai parodyti kitą automobilį, neįkainamą automobilį, kuris įkvėpė šiuolaikinius automobilius dizaino prasme. Pirmiausia, ne tik technologijų, čia yra Volvo Coupe, kurį gauti ir įsigyti dabar, manau, nėra didelių šansų Europoje, na, šiokie tokie galbūt Amerikoje. Pasigrožėkim ir keliaukim pasižiūrėti naujos kartos Volvo ES90 elektromobilio. Galbūt technologijų nedaug iš tų laikų liko, per 20-30 metų automobiliai pasikeitė, ir keliaukime pasižiūrėti mūsų pagrindinio herojaus elektrinio Volvo ES90 ir iškart pabandykite atspėti, kokio dydžio yra šio automobilio prošvaisa, angliškai ground clearance, nes tai nėra visureigis, tai yra galbūt sedanas, galbūt fastbackas, kaip sako patys švedai, nors jisai gaminamas ne Švedijoje. Netrukus sužinosite, kur, bet kuriuo atveju ES90 automobilis, kuris traukia dėmesį ir turbūt ištrauks ir nemažai pinigų iš elektromobilių vartotojų piniginių, nes tai yra prabangus, tai yra tikrai labai prabangus elektromobilis. Be abejo, premjeros yra daugybė žmonių ir prieiti prie automobilio arti nėra lengva, štai pasižiūrėkite aplinkui daug norinčių nufilmuoti, nufotografuoti, bet5 svarbiausi faktai apie naują Volvo ES90. Kur jis gaminamas? Gaminamas Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje. Kur suprojektuotas? Suprojektuotas Šanchajuje, Kinijoje, tačiau visa išorės ir vidaus charakteristika yra tikrai švediška ir ypatingai automobilio salono viduje ta skandinaviškų medžių išvaizda, apšvietimas, visa tai yra labai skandinaviško stiliaus. Be abejo, labiausiai jūs norėtumėte sužinoti, kokia yra kaina. Kainų kol kas nesako, aš tik žinau, kad šių metų, 25 metų pabaigoje, šis Volvo bus ir Lietuvoje. Na, kol kas reikia laukti, galima tik užsisakyti iš anksto. Bet kaina maža nebus, nes tai yra prabangus elektromobilis. Kodėl prabangus? Na, visų pirma, 5 metrų ilgio, tai yra pirmasis lygiai 5 metrų ilgio Volvo, nesu matęs tokio ilgo automobilio, tam, kad viduje būtų vietos ir bagažui, ir 4 tokiems kaip aš keleiviams, tai visiškai laisvai. Kitas, antras labai svarbus bruožas – įkrovimo sistema, architektūra, kuri leidžia labai greitai įkrauti elektromobilį ir faktiškai sustoja kavos 10 minučių greito krovimo stotelėse, kurių Lietuvoje tai tikrai daugėja. Jūs galite įsikrauti 300 km iš karto. Na, maksimalus nuvažiuojamas atstumas yra vienos rankos pirštų, net neužtektų parodyti, 2,5 – 700 km. Šis už manęs esantis modelis be abejo yra su pneumatinė, su orinė pakaba, kuri suteikia daug komforto, tačiau jeigu jis būtų su paprasta pakaba, tai žinot, kokia būtų jo prošvaisa? 18 cm. Sedanas ar fastbackas, nesvarbu, su 18 cm prošvaisa, tai Lietuvoje parduodami kai kurie save crossoveriais vadinantis modeliai, jie turi 16 cm, o čia 18, taigi sedanas ar ne sedanas, bet prošvaisa didelė, pravažumo galimybės tikrai geros. Dar be abejo, švedai yra išprotėję dėl saugumo, kurdami šį automobilį jie išstudijavo maždaug 50 000 įvykusių anksčiau susidūrimų, pavadinkim taip, išnagrinėjo, kaipgi automobilis juose elgėsi, išbandė šį automobilį ir kaktomušą ar ne kaktomušą savo laboratorijose. Ir štai jūs matote, štai čia viršuje ant automobilio priekio yra lidaras, kuris jau buvo ir EX90-ame, tai yra maksimalaus, turbūt saugiausias, galima būtų sakyti, Volvo istorijoje, ne tik ilgiausias, bet ir saugiausias, ir naudojamas dirbtinis intelektas be abejo, kuris padeda vairuotojui išvengti ir susidūrimų, ir kaktomušą be abejo, pamatyti pėsčiuosius, pamatyti kitus automobilius, pamatyti dviratininkus, kas Lietuvoje yra labai svarbu, nes šone esančios kameros, lidaras ir pati sudėtingiausia Volvo istorijoje kompiuterinė arba galbūt dirbtinio intelekto, reikėtų sakyti, sistema padeda nuspėti tiek vairuotojo, tiek kitų eismo dalyvių elgesį ir, kaip sako, geriausias incidentas yra tas, kuris neįvyko. Tai Volvo stengiasi, kad incidentai neįvyktų. Ir štai šis automobilis turbūt yra geriausia iliustracija. Tiems, kurie galvoja, kad elektromobilis turi būti labai dinamiškas, tai galiu pasakyti, per 4 sekundės maždaug jisai gali įsibėgėti iki 100 km/h. Ar jums to tikrai reikia, spręskite patys. Man tai galbūt kartą per dieną šauti nuo sankryžos, bet 4 sekundės tokiam dideliam monstriukui, tai tikrai yra gerai. Beje, apie greitą įkrovimą, jeigu kyla klausimas, koks yra maksimalus, kokios yra galimybės, tai maksimalus įkrovimo greitis arba maksimali galia yra 350, taip, 350. Tai
Štai todėl ir užtenka 10 minučių stabtelėti greito įkrovimo stotelėje. Dabar mes dar negalime važiuoti šio elektromobiliu, bet aš manau, kad važiavimas jo bus tikrai ypatingas jau vien dėl tylos viduje. Bowers & Wilkins garso sistema, fantastiška muzika, jau EX90 ir XC90 aš tai išbandžiau, veikia puikiai, bet tai yra tyliausias Volvo. Tai yra ne tik ilgiausias, ne tik saugiausias, bet ir tyliausias Volvo. Čia yra sukurtas maksimalus komfortas jūsų ausims, turbūt ir akims. Pasižiūrėkime, ar gražu viduje. Šio automobilio priekis labai panašus į kitų elektrinių Volvo, na pavyzdžiui, kaip į EX90. Tas pats lempų piešinys, čia vėsint variklio nereikia, grotelių nereikia, bet automobilio galas atrodo visiškai kitaip. Keliaukime į vidų ir pabandykime įlysti į kito demo automobilio bagažinę ir vidų. Pasižiūrėsime, kasgi telpa tose 5 metruose. Natūralu, kad nauji automobiliai yra šiokia tokia paslaptis, bet į šį įlysti į vidų mums galima. Štai priekyje, kaip ir daugelio elektromobilių, pasidėti kompiuteriui puikiai vieta, o viduje, štai pasižiūrėkim, kaipgi atrodo automobilio vidus. Na, pirmas įspūdis be abejo, kad tai yra prabangus. Yra prabangus daiktas, oda, aišku, dirbtinė. Bowers & Wilkins garso sistema, tai yra fantastika. Toks pat minimalizmas, galbūt, sakykime, bet praktiškas minimalizmas ir gana prabangus minimalizmas. Priekyje labai primena EX90, bet valdymas, matom, paprastas ir aiškus. Nėra daug mygtukų, aišku, su EX30 nėra ko lyginti, ten apskritai nėra mygtukų. Aha, matom, kad dabar kompiuteris rodo, automobilis gali nuvažiuoti 650. Aišku, čia yra tas vadinamas pre-production, bet vidus, na, tipiškas Volvo, net ir garso kolonėlė tokia pati. Telefono krovimo lizdas, daiktadėžė. Turbūt to ir tikėjomės, tai būtų galima pasakyti. Štai. Priekyje tas lidaras atrodo kaip taksi automobilio. Buvo įsėdęs ir keleivis, bet išsigando. Mano filmavimo dabar pasitraukė. Na, gale toksai, oho. Sakyčiau, gale visiškai geras sostas 3 keleiviams. To ir aš ten atsisėsiu, pasižiūrėsiu, koks atstumas iki galvos. Priekyje, čia priekyje tai labai gerai, nes aš esu 1,90 m ūgio, tai na, į daugelį automobilių sunkiai telpu. Bet čia priekyje erdvės pojūtis yra didžiulis. Sėdynės tikrai yra labai patogios, na, šitą automobilį tiek reikia suploti daugiau už elektromobilį, daugiau negu 100 000 eurų, taigi viskas čia turi būti idealu. Akustika, kol kas, kalbu, ir atrodo, kad tikrai koncertų salėje sėdžiu. Taip, o gale ar daug vietos, kadangi stogo linija yra gana nuošulni, pasižiūrim. Taigi galime sakyti, kad erdvės yra daugiau negu daugelį kitų fastbackų, sportbackų ir kitų panašių automobilių. Sulenkta stogo linija, tačiau vis dėlto su lenktynininko šalmu galiniai sėdiniai jau nebesėdėčiau. Tačiau kojoms vietos va patys, matot, iki vairuotojo sėdinės, kurioje prieš tai buvau patogiai įsitaisęs, na, gal nesakyčiau, kad sprindis, tačiau 2/3 sprindžio tikrai yra. Gale erdvės, sakyčiau, kad labai panašu į XC90 arba į EX90. Na ir be abejo, gale keleiviai, kaip ir kitose prabangiuose Volvo, gali reguliuoti savo mikroklimatą, tai yra labai patogu. Ir vėlgi tikrai savitas įdomus akustinis komfortas. Shaded. Then we hope it works. With the press of the finger, then it's shaded. Na ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra ypatingas šio automobilio stoglangis, elektrochrominis ar fotochrominis, kaip norit, vadinkite elektrochrominis, kai elektrodų pagalba stoglangis užtemdomas arba šviečia daugiau. Jeigu važiuojate kalnais arba norite pasigrožėti bundančių pavasarių, galite atsidaryti, kabutėse atsidaryti, nes jis neatsidaro, jis tik atveria vaizdą jūsų akims.
O tokia nauja technologija, kuri naudojama dažniausia prabangiuose automobiliuose. Na ir pasižiūrėkime, ką rasime bagažinėje, kokią erdvę. Tradicinis mygtukas. Išsižioja didžiuliai nasrai. Čia buvo sakyta, kad šeimyninis kelioninis automobilis. Štai iš tikrųjų, aš čia labai gerai telpu. Ištiesus kėdes, sulankščius kėdes, būtų galima nakvoti turistinėme žygyje, kaip daugelį senų gerų Volvo. Na ir vienas svarbus dizaino elementas, štai šie žibintai, kurių piešinį tarsi pratęsia jau tradiciniai Volvo žibintai. Šiaip automobilio galas mane netgi nustebino, sakyčiau, nes priekis, na tai jis atrodo tikrai panašus daugelio elektromobilių, bet Volvo galas, nu, jisai toksai ir sportiškas, nes tai yra fastbackas, aišku, jis ir turėtų būti sportiškas. Tačiau žibintų komponuotė papuošia šį modelį ir leidžia vakare naktį išskirti iš kitų. Beje, iš viso automobilis turi 7 kameras, štai iš kur tas saugumas. Ir 2 iš jų, aišku, yra ant veidrodėlio, viena priekyje, lidaro vietoje, gale ir taip toliau. Iš tikrųjų, gana įdomiai atrodo tas automobilis su lidaru ir mano manimu ateities automobiliai, ypatingai su autonominio vairavimo funkcijomis, būtent panašiai ir atrodys. Priekyje, na gal kai kam ir taksi automobilį primenantis daiktas, bet iš tikrųjų tai yra išmaniųjų technologijų dizaino pavyzdys, kuris matyt taps norma daugeliui modelių ateityje. Gražus tai gražus, bet koks yra pasipriešinimo koeficientas automobilio, kuris, kaip ir minėjau, ir pakyla ir nusileidžia net iki 18 cm, šiaip vidutiniškai 16 cm prošvaisa būtų, tai pasipriešinimo koeficientas yra 0,25, tai yra tikrai gana gera reikšmė, turint omeny jo dydį ir aukštį. Ir kaipgi nustatomas pasipriešinimo koeficientas, tai važiuojant 140 km/h greitkeliu. Tai jeigu važiuosit lėčiau, be abejo pasipriešinimo koeficientas bus mažesnis ir elektros sąnaudos taip pat mažesnis. Ir dabar pasakysiu dar vieną paslaptį, kol kas kainos yra neskelbiamos, bet aš jau jas žinau. Bent jau Vokietijoje šio automobilio kaina prasideda maždaug nuo 70 000, Lietuvoje bus šiek tiek daugiau negu 70 000, bet siūlomas variantas tai nebus pats pigiausias, žinot, Volvo elektromobilių pigiausias būna Core lygmuo, ne, tai nebus jau Core lygmuo, tai bus antrasis lygmuo su galu varančia pavara, galiniai varantieji ir maždaug 70 keli tūkstančiai ir jau bus tikrai neblogai pakomplektuotas elektromobilis.